Sveiki gerbėmieji prisijungę prie tarptautinės internetinės parduotuvės Global Intergold prezentacijos. Šioje prezentacijoje mes išanalizuosime, kaip veikia programa GoldSet, marketinginė programa parduotuvės Global Intergold, kuri suteikia galimybę kiekvienam klientui uždirbti aukso už 7000 eurų. Marketinginėje programoje GoldSet yra 4 užsakymų tipai. Yra 2 pagrindiniai užsakymų tipai. Tai lentelė standart su avansu 540 eurų ir lentelė Goldline su avansu 1050 eurų. Taip pat yra ir 2 paruošiamosios lentelės. Tai lentelė GoldSet Start su avansu 150 eurų ir lentelė Multicards su avansu 375 eurai. Šioje prezentacijoje mes išanalizuosime, kaip veikia užsakymų lentelė GoldSet Standard su avansu 540 eurų. Kada jūs pasirinkote šitą užsakymą, kompanija jums išrašo sąskaitą faktūrą aukso pirkimui už 7000 eurų. Dėl dalyvavimo marketinginėje programoje jums reikia sumokėti avansą 540 eurų. Kai tik jūs tai padarote, kompanija iš karto pastato jūs į užsakymų lentelę. Štai taip atrodo užsakymų lentelė. Kiekvienas klientas pradeda savo užsakymą nuo pirmojo lygio. Kiti 3 lygiai visada būna užimti anksčiau atėjusių klientų, kurie jau dalyvauja marketinginėje programoje ir uždirba savo auksą. Paprastas pavyzdys. Tarkim, šiuo atveju Diana klientas yra iš Mongolijos, kuri jau dalyvauja marketinginėje programoje 3 mėnesiai. Josifas iš Amerikos taip pat dalyvauja marketinginėje programoje jau 1 metus ir uždirba savo auksą. Peteris iš Prancūzijos ir jis jau dalyvauja programoje 3 mėnesiai. Laura, ji taip pat dalyvauja programoje jau 3 metus. Grigorijus dalyvauja programoje jau 1 metus, jis iš Moldavijos. Ką aš noriu jums pasakyti, tai kad šie žmonės gali būti visiškai nepažįstami vienas su kitu. Taip pat jie gali būti iš skirtingų pasaulio šalių, tačiau jie visi turi vieną tikslą – užpildyti pirmąjį lentelės lygį, kad žmogus esantis 4 lentelės lygyje gautų savo premiją. Na ir dabar pažiūrėkime, kaip veikia marketinginė programa. Kaip anksčiau ir minėjome, tai užsakymų lentelė su avansu 540 eurų ir pas jūs yra galimybė uždirbti auksą už 7000 eurų. Paprastas pavyzdys. Grigorijus yra tas žmogus, kuris jums papasakoja apie šitą galimybę. Tai yra, pakvietė jūs į vieną iš mūsų prezentacijų arba parodė jums šitą video. Jums tai patiko ir jūs taip pat nusprendėte dalyvauti marketinginėje programoje tam, kad uždirbti aukso. O taip pat, Josifas pakalbėjo su savo draugu, kuris pasakė, taip, ir aš noriu dalyvauti marketinginėje programoje, apmokėjo savo avansą ir kai tik pinigai pasiekė Frenko sąskaitą kompanijoje, Frenko užsakymas iš karto yra patalpinamas į užsakymų lentelę. Taigi, kai tik jūsų avansas pasiekė kompaniją, jūsų užsakymas iš karto yra patalpinamas užsakymų lentelėje. Užsakymų lentelė pildosi visų esančių klientų toje lentelėje pagalba. Kaip pavyzdį jūs galite matyti, kad Ketrin taip pat pakvietė naują klientą į šią lentelę. Pagal kontrakto sąlygas, norint gauti savo premiją, mums reikia pakviesti 2 naujus klientus. Dabar galima matyti, kad jūs čia darote pirmąją savo rekomendaciją. Laura taip pat pakviečia savo pirmąjį klientą, jūs darote antrą savo rekomendaciją ir kaip matome, šiuo atveju Peteris yra labai aktyvus klientas, jis iš karto pasikvietė 2 naujus klientus. Šiuo atveju užsakymų lentelė skyla į 2 dalis, Diana išeina iš šitos lentelės ir gauna iš kompanijos savo premiją aukso už 3500 eurų. Iš šitos sumos kompanija nuskaičiuoja 7%, tai yra 245 eurus, kurie nueina į lyderių programą, apie kurią mes be abejonės pakalbėsime, bet vėliau. Lyderių programa jums suteikia galimybę uždirbti dar daugiau aukso. Todėl, kad lyderių programoje kompanija dalinasi savo pelnu nuo aukso pardavimo. Taigi šiuo atveju kompanija nuperka Dianai aukso už 3255 eurus. Kaip jau pastebėjote, užsakymų lentelės skilo į 2 dalis ir abiejose naujose lentelėse atsirado po naujas 8 laisvas vietas. Taigi jūsų užsakymas šiuo atveju atsirado antrame lentelės lygyje. Tam, kad gauti savo premiją, jums reikia pereiti visus 4 lentelės lygius. Kai tik jūsų užsakymas atsiras 4 lentelės lygyje ir užsipildys pirmame lygyje visos laisvos 8 vietos, jums iš karto kompanija nupirks aukso už 3500 eurų, minus 7%, tai reiškia, kad jums bus nupirkta aukso už 3255 eurus. Šioje skaidrėje mes aiškiai matome, kaip pildosi užsakymų lentelė ir kai tik jį užsipildo, iš karto sekantis klientas gauna iš kompanijos savo premiją. Vėl atsiranda 8 laisvos vietos ir kai tik lentelė užsipildo, sekantis klientas gauna iš kompanijos savo premiją.
на вознаграждение. Kai tik jūs pradedate dalyvauti marketinginėje programoje GoldSet, jūs pasirašote kontraktą aukso pirkimui už 7000 eurų. Perėję pirmąją užsakymų lentelę, jūs gaunate savo premiją už 3500 eurų. Plus, kompanija jums apmoka 500 eurų už dalyvavimą antroje užsakymų lentelėje. Ir praėjus antrą užsakymų lentelę, jums kompanija nuperka aukso vėl už 3500 eurų. O tai reiškia, kad praėję 2 ciklus jūs uždirbote aukso už 7000 eurų. Jums tai patiko ir jūs vėl dalyvaujate GoldSet programoje, kurią mums suteikia kompanija Global Intergold. Tai reiškia, kad kompanija iš jūsų nusiskaičiuoja 540 eurų, automatiškai pasirašomas antras kontraktas aukso pirkimui už 7000 eurų. Na, o dabar pažiūrėkime, ką mes galime daryti su savo uždirbtu auksu. Pirmoji galimybė – galime auksą parsisiųsti savo nurodytų adresų, draustų paštu arba nuvykti į ofisą ir jį atsiimti. Antroji galimybė – savo uždirbtą auksą galima saugoti sertifikuotoje aukso saugykloje. Na ir trečioji galimybė – savo uždirbtą auksą galima parduoti atgal kompanijai, kuri pagal kontraktą įsipareigoja jį iš mūsų supirkti pagal tos dienos galiojančią kainą. Tai buvo viskas apie marketinginę programą GoldSet Standard, kuri mums suteikia galimybę uždirbti aukso už 7000 eurų. Rekomenduojame pažiūrėti visų tipų užsakymus, kaip jie veikia ir kaip galima uždirbti aukso. Noriu perspėti, kad kiekvienas klientas turi teisę dalyvauti ne tik vienoje programoje, o gali rinktis visas 3 programas vienu metu. Linkiu Jums laimės, sveikatos ir sėkmės ir uždirbti kuo daugiau aukso.